Tai ką, sveiki sugrįžę į R kvadratų video, dar vienas žvejybos epizodas. Kaip sakiau, šį sezoną su kabliukais darysime epizodus. Tai šiandien esu ne vienas, šiandien esu su Miko pagalba, a.k.a. Miko Vil dienoraštis, žodžiu, paliksiu komentaruose, jeigu norėsit užsukit, jisai daro irgi apie žvejybą. Jau turbūt konceptą supratot, 24 valandos laive, ką pagausim, bala žino. Neaišku. Mika sakė, kad šį sezoną nelabai dosni yra Kauno marių žvejyba, bet pabandysim šį mitą pakeisti ir sugriauti. Jeigu ką, tai vis tiek padarysim jums labai skanę vakarienę. Skani vakarienė garantuota. Garantuota. Niekur neskubam, Mikas užsimetė pavelkiauti, tai pabiški pasimokinsiu ir aš visokių naujų triukų, nes nieko apie žvejybą iš laivo nežinau. Tai va, jeigu įdomu, likit ir ką pagausim, pamatysit. Čia va, kaip tik matai dabar vaga. Tai mes pasimsim vagos pakraštį. Ir taip ant vagos, žinai, pakraščio pabandysim prasivilkti. Aš dar pažiūrėsiu, kiek kūro, jeigu ką, iki degalinės nuplauksim. Patys kotai tai čia nėra velkiavimo. Čia, žinai, jeigu rimti velkiautojai gali išsijuokti. Šitas kotas, jisai yra starkinis, jisai gan kietas ir man patinka tas minkštumas vien dėl to, kad tas kibimas galbūt labiau man. Jis galbūt nėra toksai 100% pakirtimui, bet jis malonus. Čia irgi žiūriu, kaip su mašinom skirtingi tie varikliai, ne? Va, kaip laivai, kurai užsipilinėja, priplaukia. Čik ir viskas. O kiek iš šono, pavyzdžiui, skanuoja jisai? Tai iš šono va šitas va šonikas. Tai šitas tik tais grinai... Tai tu gali nustatyti diapazoną, kiam metrų, tam metrų, šiam metrų. Kuo tu didesnį diapazoną darai, tuo labiau suspaudžia ir tu tų žuvų nelabai matai. Va čia va, pavyzdžiui, kažkas yra, tai grupelė, čia grinai tokių starkių vieta. Jie būna, tai nedaug, vienoje vietoje sustojai. Pavyzdžiui, tas va, kur sonaras, sakai, vadinas, jisai skanuoja tik tais grinai žemyn, ar kažkiek biški... Jisai vis tiek laipsnį kažkokį turi, ne? Kuo giliau, tuo jisai daugiau apima. Tai va dėl to, va, kai šoninį tu įsijungi tik tai šitą, tu žinai, kad čia žuvies yra. Bet kur jinai, ar jinai dešiniai pusiai, ar kairiai pusiai. Nu, realiai ir dar gylis, sakykim. Jisai paimtas jau, jisai mato visą šitą, žinai, pusę. Va dėl to, va šitas tada padeda susiorientuoti, kur jinai iš tikrųjų. Čia dešinys bortas, va čia va pavyzdžiui matosi žuvis. Čia tas taškiukas, tai čia realiai po mumis yra. Nes čia eina mūsų laivas ir čia gylis iki dugno ir paskui eina dugnas, žinai. Čia kažkoks daiktas. Čia netgi žuvis, sakyčiau. Šešėlis matai apačioj, gaunasi nuo to. Tai čia jinai. Nes tokie va būna lyg tai kauguriukas atrodo, pritrauki, žinai, o ten pakilęs kažkoks kūnas nuo dugno va čia. Čia va gali būti. Pirmiausia, žinai, susirandi žuvį su anotu į apačią, o paskui jau pradedi žiūrėti, jeigu jau medžioklė, žinai, prasideda. Kad tiek pagautumėm, kiek šneku. Prieš išplaukiant iš tikrųjų pasižiūrėjau straipsnį, kad Kauno mariuose nerekomenduoja maudytis maudyklose, tai va čia dabar su Miku ir aptarinėjom. Ten kažkokią rado melsvą bakteriją, nu žodžiu. Tai prisiskaičiau, kad sukelia paralyžių, galima net mirti. Tai sakau, Miku, tai kaip mes čia dabar maudysime, sako, Mikas čia tik prie krantų, kur tas žydintis vanduo. Reikia žiūrėti, iš kur vėjas atpučia, tai visą tą šlamštą vadinamą ir sukaupia į kažkokį vieną vietą, jinai ten pradeda pūti ir gaunasi tų bakterijų sankaupą. Pasižiūrim, iš kur vėjas, nuplaukia į kitą pusę ir ten tų blogų dalykų kaip ir nebelieka. Tiesiog jau priėmė tą sprendimą ir viskas. Nu, Mikas patikėjo, kad nėra bakterijų, aš irgi. Reikia tiesiog susižeminti su žuvim ir tada bus kažkokių laimikių. Bet koks geras vanduo. O, paniurka. Lemba geras kaipukas.
Žiauriai gerai, ne? Kapitonas Mikas. Prieš porą savaičių užsėdęs geras buvo, su Edvinu, kai žvejavom. Visiškai irgi prie katerio. Kaip atrodo užsėdęs ir aš taip ir laikau, žinai, tempęs. Ir traukiu. Ir žiūrė, nu. Veda, žinai, Edvi, sakau, žiūrėk. Ir taip užtruko gal kokias 4 sekundės, žinai. Ir matyt, aš normaliai nepakirtau per tą, žinai, tokį užsėdimą. O tai ką, šiaip antrą kartą kirstum tokį atvejį, ar ne? Antrą kartą žiebi, žinai, o ypač starkio snukis labai kietas. Ir ten pataikyti. Jeigu įsikabina. Jo, dėl to ir įrankiai turi būti biškiuką tokie galingesni, kad jau vošt turi, kad tą kaulą prakirst, žinai. Jo. O, kaip norėčiau pagauti šiandien, žinok, Mikai. Ne ta žodis. Šiandieną gaminsime ne žuvį, bet mėsą. Kol kas. Galbūt vakarieniai. Būt ir starkis. Tai sprandinės kepsnys, bet marinuotas barbecue padaže. Tai užmaišysim persiladą ir kepsnių prieskonį. Persiladas dėl to, kad čia druskytės daug. Masažuosim visą tą. Gerai išmasažuosite. Spaudysim kaip reikia. Miko virtuvėje šiandien kepsniai su barbecue marinatu. Garnyrui turėsim keptus kukurūzus, pamarinuotus su citrinos sultim, česnakais. tą patį marinatą cukinį dar sėsim. Tokia nusimato pietus, vakarienę, nežinau, kaip pavadinti. Kiek mes tos mėsos suėsim čia? Ne, nesuvalgys, maistą visą reikia vis tiek marinuoti. Beveik 7. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad mes jau... Artėjom link vakarinio kliovo. 7 valandas. Kol kas be laimikių. Bet žuvį jau matei. Žuvį mačiau, jo. Mikas irgi beveik vieną, irgi kabino. Beveik matė. Beveik matė. Saulė irgi visą dieną kaitino. Jaučiu, pratukai jau raudoni turėtų būti. Tai biškį atsigaivinam, pavalgom, pasistiprinam ir tada vakarinę žvejybą nutikimės kažko, bent jau kažko. Dar kartą pamatyti. Laive. Nu va, vėl pagauta rekordinė žuvis. Žodžiu, aš einu ant rekordinio mažumo. Net nesuprantu pats, kaip taip masalas didesnis už žuvį. O! Žinok, dar sujudėjo, gali būt, kad išgyveno. Nu va, jau atsidarėm. Kas man patinka ant dujinių grilių, greitai įkaista. Jo, prasme, įjungiai, 2 minutės, ten grotelės užkaito, viskas, žinai. Turiu. Rimtai? Man atrodo. Arba kažką užkabinau. Ne, užkabinau. Nesipriešinau, tai. Nes inkarą ištrauk, netrauk, užplauksim į kitą pusę. Nu, žiūrėk, tempia. Pala. Trūko, turėjau, tempia. Tai jisai prigulė prie dugno. Ir ėjo ją, eik, tu na. Labai paskubėjai. Bet aš ir visiškai jokio judesio paėmė. Jausmas, kad įkibo visiškai. Laikau, žinai, sakai, apiplauksim. Ir jis ją pačią pradėjo grimsti. Nesupratau, būčiau supratęs, gal kitaip būčiau reagavęs. Čia šita gera jaučiu buvo. Starkiai irgi būna prie dugno prisispaudžia tiesiog, žinai. Aš nesupratau, nes atrodo, kad visiškai nejuda, jokio judesio nedavė. Tai aš irgi mačiau, įrėmė, aš irgi žiūriu, taip gal nieko lygti. Taip. Bet tai čia rimta buvo tada. Jo, tikrai jautės, nes visiškai nejudėjo, žinai, aš taip tada bandau judint ir visiškai toks kaip, įstrigęs visiškai. Aš tau kaip sakiau, irgi kaip tas salatis, irgi galvau, kad ir rastą kažkokį kabinau. Čia, kai jau būna 5+, ta prasme, tu spurdėjimo nejauti. Skaniai gavome. Labai. Tasty.
Bent jau pavalgysi. O tai įsivaizduok, darai 24 valandas, bet tipo net neįmi maisto realiai. Į ką pagausi, tada tą gali įsikepti. Mes tai darėm su Andriu. Mes to žuvies nedakepėm. Palikom folijai, pagavom ten tą lydeką neblogą. Palikom folijai. Rytą jau nežinojom ją valgyti ar nevalgyti. Rytą dar aš pagavau vieną lydeką, pradėjau valyti ir kaspinuoti radau. Lydekui. Ir atšoko mums fantazija aną valgyti. Ir tą daryti. Tik susipakavom meškeris ir varėm namo pavalgyti. Šefo Miko vakarienė. Patamo biški gal imsiu ryškalą. Tas šviečiantis, tipo, ta mėlyna šviesa, kai švieti. Jisai fluorescencinis. Turim be 15:10, nes sugavom dar kol kas nieko. Saulė nusileido ir ką, plaukiam į kitą vietą, judesys šiandien dingo, pavelkiausim biškį ir nežinau, paskanuosim to pačiu dugnu, nors atrodo dugne, kad rodo yra į to judesį. Kažkaip mums tik tais nesiseka. Pabėgo? Blemba. Bet tikrai turėjai, mačiau, esi tikrai. Nes čia į dugną jau į 12 metrų neįkabinti. Blemba gal yra. Nu. Ką turi? Opa. Nu va. Ko ir te reikėjo pajudėti, ne? Tik iš vietos pajudės. Nelegalas, bet gražus tarpiukas. Ką tu, tai rezultatyvus mano šiandien pirkinys. Na. Ai, naujas? Jo, čia iš tos parduotuvės. Nu, mums tetuką mamytė į močiutę. Nice. Davai, judam toliau. Šiugi tai pamačiau jau, žinai. Jo. Tu atsisukai, aš irgi taip. Bet karsto nebuvo, kad tempė, ne? Ne. Negirdėjai? Velkiaujant. Oi, ramiai. Atsikabino? Uik, tu bet neblogas. To iššoks jisai tau. Lap, žinai, paneram žemę. Piktas, ben vienas. Kažkai gavas. Na, jis ir visai mesingas atrodo, ne? Kokios akis. Sorry, kad ne tu, bet Viskas gerai, su pasaru yra, jo. Na, sterkį norėjom. Prašau. Labą rytą. 6 valandos. Dar turim laiko kažkaip pasidaryti. Ką vakare jau toks nuovargis buvo, kad nieko daug ir nepapasakojom. Žodžiu, grįžtant, bandėm užsiinkaruot večikiai, kad atsikeltumėm, iš karto galėtumėm pažvejoti. Nutrūko inkaras. Bam! Teko grįžti į uostą. Pagavo Mikas 2 starkius. Vienas jau leistino dydžio. Tai labai fainai. Aš, nieko kol kas. vieną ešerį. Jo, to ešeriuko negalima užmiršti.
O, ir čia į ekraną įlindau. Visur tų kamerų krūvos. Žinai, ką mes bėda? Žvaigždė jaučiuosi. Žinai, ką mes bėda? Kad dabar be inkaro blemba išplauksim ir normaliai negalėsim Jo, tik padreifuoti. Ką dėl žuvies sako, nenoriu? Starkio. Starkis sako nuodingas. Nuodingas? Nenuodingas, na tai. Labai skani žuvis. Kitom žuvim gal ir skani. Gerai, sakau, tu nevalgysi, dabar nesuvalgysi. Aš dabar tave ant tokio kalniuko užvėšiu ir tu tenais prasimėtysi, o aš, žinai, vis paburbinsiu, kad stovėtų jisai daugmaž teisingai. Gal tu irgi užmes porą, ar ne? Ne, kažkaip aš... Nėra vėjas, atrodo. Aš jau žinok. Čia jau... Man kažkaip norisi, kad tu... Čia nuo skardžio pamėtysi ir bus galima ant priekio pabandyti ir toj seklumoj pratraukti. O 3 metrų gylį kaip tik po mumis toksai praėjo. Palei dugną, o Na. Nu va, oro gaunam visokią ir lietutis po biškį prasideda. Gal kaip tik gerai dabar, prieš lietą. Nu ką, panašu, kad biškį sunkiai su ta žvejyba man šį kartą. Nu nieko, mokinamės, gal dar va velkiaujant, grįžtant kažką užkabinsim. Life is life. Na. Nu tai ką, baigiam tą 24 valandų iššūkį, net iššūkio iš tikrųjų negaliu pavadinti, nes buvo fainai. Ačiū Mikui iš tikrųjų šitą ekskursiją, gidavimą. Vienintelis gaila dalykas, kad nepagavom žuvies, bet nu nieko, visko pasitaiko. Šiaip tiesiog smagiai praleidom laiką, manau. Pasikėpėm. Taip, bet šiaip smagiai pasibuvom, tikrai visko apturėjom ir saulės, ir pasideginom, ir pasimaudėm, ir pavalgėm. Ir nuotykių inkarą praradom. Žodžiu, šiam kartui tiek. Pasiekite Miko kanalą, pasiekite mano kanalą, jeigu patiko šis kontentas. Šiam kartui tiek ir iki pasimatymo kitose mūsų video. Iki. Bet šiaip turbūt supratot, kad aš jau anksčiau išlipau iš laivo kamerą padėt.